Na ką jūs, tautiečiai, ar nesušalo čia žiemą, ar daug sumokėtų šildymą? Į jūsų visų sveikatą ir kviečiu visus persikelti į Žemaitijos sostinę Telšius. Apsilankimo dieną Telšiuose spaudė toks šaltukas, kad kol nuėjome iki restoranų ukrainiečiai nušalėme ne tik nosis, bet ir visas 4 galūnes. Tad tik po to, kai letenikės apšilo prie židinuko, atsigėriau arbatikės, galėjau pradėti vartyti meniu. Šefo barščiai mane perkelė į vaikystę, į senelio gimtinę Ukrainą. Nežinau, ar senelis meluodavo, bet jis sakydavo, jei ukrainietis tave gerbė, tai prie barščių visados tau paduos ir šventinto vandens. Būtinai kartu su cebulė ir lašinukais. Gal jis tai buvo tiesiog sugalvojęs, norėdamas išgerti be progos eilinę čerkelą. Bet žinokit, turiu prisipažinti, toks barščių valgymo procesas restorane ukrainiečiai man labai patiko. O dar tos kosminės pumpuškos. Katinienės tos dienos pasirinkimas buvo ukrainietiška salenka. Tiršta, soti sriuba su gausiu parūkytos mėsos poskoniu. Krymo troškiniui po gausios šefo sriubos. Skrandyje vietos rasti jau buvo labai sunku. O olimpinėse žiemos žaidynėse sūrio tampymo čempionu vienareikšmiškai tapčiau aš. Kijevo kotletas buvo skanus, bet jame pasigėdau tradiciškai iš jo styrančio vištienos blauzdelės kauliuko. Po įdomesnių barščių desertų užsakyti alaus ukrainietiškai katinienė man griežtai uždraudė. Tad ji mėgavosi šeimininkės pyragų, o aš kiek nuliūdęs vietoj alaus ukrainietiškai valgiau virtinukų su mėsa. Maistas restorane ukrainiečiai mums labai patiko ir jei kada jūs čia užsuksite, nebūkite kiaulės, nepamirškit palikti arbatpinigių.